Šiandien laidoje pakalbėsime apie mažiausią pagal gyventojų skaičių seniūniją Vilniaus rajono savivaldybėje, bet tuo pat metu viena jaukiausių - Buivydžių. Su manimi šiandien yra Vilniaus rajono meras Roberto Duchnevič ir Buivydžių seniūnijos seniūnas Darius Šmikulevič. Sveiki, laba diena. Sveiki. Seniūne, Buivydžių seniūnijoje gyvena apie 850 gyventojų. Kokie yra privalumai ir iššūkiai dirbant ir gyvenant tokioje nedidelėje bendruomenėje? Iš tikrųjų, Buivydžių seniūnija, ko gero, pagal gyventojų skaičių yra mažiausia Vilniaus rajone. Bet iš kitos pusės pagal teritoriją, pagal plotą yra gana didelė. Ir seniūnija pasižymė gražią gamtą, nes turim daug ežerų, yra Nerys, yra labai draugiški vietiniai gyventojai, kurie vieni kitiem padeda. Ir čia yra didelis privalumas, kas nori atvažiuoti gyventi. Mes turim taip pat teritoriją, gimnaziją, turim iki mokyklinio ugdymo skyrių, turim bažnyčią, turim parduotuvės, tai yra sudarytos visos sąlygos geram normaliam gyvenimui. Aišku, seniūnija stengiasi tas sąlygas dar pagerinti, mes gerinam infrastruktūrą, mes įrenginėjam gatvę apšvietimą, mes tvarkom viešasias erdves, tą, ką reikia būtina žmonėm geram normaliam gyvenimui, poilsiai. Ir manau, kad čia ir tokiu būdu mes galim pritraukti daugiau žmonių, kurie atvažiuotų gyventi pas mus. Mere, Buivydžių seniūnija tai pasienio ruožas. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai? Na, visų pirma, tai dėlėtų pabrėžti, kad Buivydžių seniūnija kaip mažiausia seniūnija turi tų pačių iššūkių kaip ir visos nutolusios seniūnijos, tarkim medininkai, ir kitos, kurios randasi pasienyje, dėl to, kad egzistuoja ta vidinė migracija ir mes matome, kad nors Vilniaus rajonas yra sparčiai augantis, čia atsikrausto daugiau gyventojų, bet jie dažniausiai renkasi arti sostinės gyvenamosius mikrorajonus ir tos mažiausios mūsų seniūnijos jos dažnai susispaudžia. Labai gaila, kaip ir seniūnas sakė, kad tai yra puikus, visų pirma, gamtos kampelis, kur tikrai yra nuostabi gamta, yra daug ir paveldų, kur matome, kur galima džiaugtis, infrastruktūra yra išvystyta, pats miestelis, pats kaimas Buivydžių, tai tikrai gali pasidžiaugti tuo, kad išasfaltuoti keliai, visos gatvės, yra apšvietimas, yra infrastruktūra viešoji, kurio reikalinga. Neseniai beje atidarėme sceną naują kultūros centre, kur gali tikrai vykti profesionalūs pasirodymai. Tai labai džiugina dėl to, kad mes norime daugiau gyventojų pritraukti ir lankytojų į tą vietą. Bet tai iššūkiai yra, ir kaip ir sakau, gyventojų skaičius ten mažėja. Dar turime kaiminystėje Švenčionių savivaldybę, kuri irgi konkuruoja galbūt ir kartais dėl vaikų, kurie gyvena tose teritorijose dėl mokyklos lankyti. Tai mūsų uždavinys pagrindinis yra surasti, turbūt tokį kaip ir cinkelį, kaip sakant, kas būtų sėkmė šitos seniūnijos, tai ar investicija mūsų turimo infrastruktūrai, socialinės kokias paslaugas, viešasis paslaugas, kad vėlgi čia turėti ir darbo vietų, kurias kūrė savivaldybė ir čia paskatinti atsikraustyti irgi gyventojus, nesakom, kad tūkstančiais, bet kad keli šimtai papildomai galėtų atsirasti, tai tas mažėjimas nebūtų toks spartus. Ir mokėti džiaugtis kaip turizmo galbūt tokia savotiška erdvė, nes dabar mes daug investuojam ir mūsų naujai sukurtas centras investuos į turistinius maršrutus ir matome, kad Buivydžiai yra viena iš patraukliausių vietų, kur galima tikrai pritraukti lankytojų. Tai trumpai tariant taip. Seniūne, gruodžio mėnesį pernai seniūnijos darbuotojai persikėlė į naujas administracinės patalpas. Kaip pasikeitė darbo sąlygos ir gyventojų aptarnavimas? Prieš keletą metų, kai tik atėjau dirbti Buivydžių seniūniją, tai pirmas dalykas, kuris labai krito į akis, tai nekokios darbo sąlygos kaip darbuotojams darbo vietos, taip ir gyventojų priėmimui. Tai iš karto pradėjom ieškoti vietų, kur galima būtų perkelti seniūniją ir buvo nuspręsta įveiklinti dalį iki mokyklinio ugdymo skyriaus pastato, kadangi ten jisai buvo tuščias. Tai buvo suprojektuota, rinkti gražus kabinetai, salė, kur galima susirinkti, kur gali ateiti bendruomenė, kur galim oriai priimti visus gyventojus. Manau, kad iš to visi išlošia. Mere, užsiminėt apie tą kultūrinį gyvenimą, visai neseniai buvo atidaryta nauja koncertų salė. Apskritai per pastarosius 3 metus didelis dėmesys yra skiriamas kultūrinių renginių kokybei. Ką tai reiškia vietos bendruomeniai?
Na, jeigu kalbant konkrečiai apie kokius buivydžius, tai reiškia visų pirma kokybiškus renginius čia vietoje, kai nereikia niekur važiuoti, bet kitas dalykas galimybė ir pritraukti, kaip sakiau, lankytojų, nes tikrai pažinti šitą teritoriją geriausia yra per tai, kas yra, kaip sakyti, pop kultūra atitinkama, kuri pritraukia. Tai jeigu mes turime gražų, gerą renginį, kuris pritraukia šalia esančių gyvenviečių seniūnijų gyventojus, kaip visai neseniai tos scenos atidarimo metu, tai aš manau, kad ateityje tai gali pritraukti ir ne tik rajoną, bet galbūt ir miestų net gyventojų, jeigu būtų kažkas patrauklaus. Ir vėlgi, aš noriu pasakyti, kad turint tą puikų objektą, tai yra bažnyčia ir tai, kas ten yra šalia rasta, tai Švento Florijono relikvija, tai mes galime tikrai labai patrauklinti, brandinti turbūt tą teritoriją ir pritraukti visų pirma renginius, kurie subūrė ugniagesius. Aš pats kaip savanoris ugniagesys jau ir mes esame dalyvavę, tikrai ten vietos bendruomenės, seniai aktyviai įsitraukius, mes pritraukiam didelės šventes organizuoti ir jeigu mes turėjome mokslinę konferenciją, netoje vietoje suorganizuota vietos bendruomenės, kur dalyvavo ir valstybinių institucijų vadovai, atstovai ir svečiai iš užsienio, tai net tokia maža seniūnija gali patrauklinti savo tą teritoriją ir pasiūlyti kažką labai įdomaus. Tai vėlgi grįžtu prie to, kad jeigu kokybiškai renginiai, tai automatiškai atsiranda ir terpė turizmo plėtrai, vystymuisi ir žmonių pritraukimui, kas leistų ir vietos gyventojams atitinkamai iš to ateityje pragyventi ir galbūt uždirbti. Kaip tik norėjau paklausti apie tą tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri įvyko pernai. Ar šiandien galima pasakyti, kad buivydžiai tapo Vilnijos krašto ugniagesių gelbėtojų tokiu centru, mere? Na, vienas iš centrų, nes dar turime tradicijas Paberžiai. Matote, ten susiję irgi su kunigu galbūt, nes irgi savanorių patapo, tai gal dėl to, bet šiaip tai buivydžiai, mano nuomonė, yra, vėlgi kalbant apie atrastas relikvijas ir mūsų tikslas yra ieškoti irgi galimo finansavimo, kad šitą dalyką vis plėsti, gebėti atnaujinti tą infrastruktūrą, kuri yra ir bendrai viešinti ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų, kad šitos relikvijos atrastas būtent šitam kaime ir mes matome, kad būtent per tai galima pritraukti nemažai. Ir ugniagesiams skirtų renginių, aš manau, ateityje čia būtų ir daugiau. Jau diskutavome, kad galbūt ir Lietuvos mastų galima būtų vienus ar kitus formatus daryti. Aišku, čia nevyriausybinių organizacijų, kurios vienyje asociacijos, kažkokius suvažiavimus ar kitus dalykus, bet tikrai tos šventės, kur Švento Florijono dienai paminėti, vyksta, tai labai daug metai iš metų jų buvo organizuojama ir mes manome, kad ateityje irgi prie to ryšimės ir bandysime tos renginius per tai būtent dar labiau kokybinti. Seniūne, kalbant apie tos renginius, gal galėtumėte dar kokius 3 renginius išvardyti, tokius didžiausius buivydžių seniūnijoje? Aišku, stengiamės buivydžių seniūnijoje daug renginių organizuoti, kadangi žmonės turi ne tik dirbti, bet turi ir pailsėti. Tai pagrindinė šventė, kuri organizuojame eilę metų, čia yra buivydžių šventė. Naudodamasis progą noriu visus pakviesti gegužės 24 dieną atvykti į eilinę šventę. Bus geras renginys, bus daug muzikos, daug šokio ir renginio pabaigoje atvyks padainuoti mums legendinę lietuvišką grupę, kokią nesakysiu, kad būtų intriga. Tad visų kviečiu ir visi pažiūrėsit. Be to mes turim jau eilinę, turbūt 17 kartą piligriminę eiseną iš Buivydžiai į Pričiūnus. Tai jau labai daug metų einam, čia susirenka labai daug žmonių, ne tik vietinių gyventojų, bet iš miesto, net iš užsienio, daugiausiai iš Lenkijos atvyksta. Ir tradicinis, aišku, šventės, eglutės įžiebimo, čia laukia visi, kaip suaugę, taip ir vaikai, kadangi gauna dovanėlį, tai tiek. Mere, kalbant apie artimiausius planus, kokie darbai yra numatyti šiais metais Buivydžių seniūnijoje? Yra tikrai tokių darbų, kurie pritaikyti būtent, kaip ir sakiau, žmonėms ilsėtis, rekreacija ir panašiai. Tai parko sutvarkymas, įrengimas, pakrantės sutvarkymas, nes žinome, kad Neris šalia plaukia ir mūsų tarp 2 savivaldybių bendras projektas, kur buvom iniciatoriai irgi su Švenčionių savivaldybė, tai yra tilto įrengimas, nes tas tiltas istoriškai egzistavo, bet vėlgi jis netiko techninių parametrų, tai mes turime dabar gražią iniciatyvą, regioninę priemonę ir tikiuosi, kad kartu pavyks ją įgyvendinti, taip sujungti, šiandien statyti tiltus tarp 2 savivaldybių. Kągi, belieka palinkėti, kad visi planai virstų realybę. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Jums, mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidė Arti tavęs. Linkime gražios dienos ir iki kitų kartų.